pigiau ir greičiau, bet pigumas ir greitumas visada turi savo kainą, kuri panašiai uždelsto veikimo bomba. Beveik nieko iš to pastatų, kurie driekėsi link upės, šiuo metu mes nebeturime išlikusio. Pačia pikantiškiausia, ko gero, detalė, kuri susijusi su šito pastatu, jinai niekur nebuvo viešinama. Gerbiami Klaipėda TV bičiuliai, šiame mūsų video nebus ilgos preliudijos, kadangi dauguma mūsų kanalo žiūrovų jau pažįsta paveldosaugininką Audrių Valicką iš anksčiau rodyto reportažo, kuriame vaikštinėdami senosios Vytės kvartalo gatvelėmis gilinomės į jų istorijos sluoksnius. O šiandien Audrius maloniai sutiko mus pravesti Klaipėdos senamiesčio istorijos pėdomis. Tad tikimės, jog tokią visuomeniniais pagrindais paremtą iniciatyvą nepasididžiuosite palaikyti savo patiktukais ir komentarais. Juk taip mes žinome, kad ši veikla turi prasmę. Siūlau šiandien pasivaikščioti po seniausią Klaipėdos dalį senamiestį. Tiksliau, gal ne pačią seniausią, nes seniausia miesto dalis yra mums neprieinama ir nepasiekiama, jos net archeologai nėra atkasę, bet tai, ką mes bent jau oficialiai taip tarp savęs vadiname seniausią miesto dalimi. 21 amžiuje. Sakyčiau, kad tikrai buvo galima užstatyti juos kažkuo prasmingesniu. Nes šitie pastatai, nors kontūrais ir atrodo kažkiek derantis, bet pati architektūra tai čia yra svetimkūnis. Nebuvo pasistengta architektūriškai jų priderinti prie mūsų senamiesčio. Bet jie visai neseniai iškilo iš esmės. Maždaug prieš kokiais 15-20 metų. Taip. Tuo metu, kai prasidėjo didelis statybų vajus mieste. Ir štai mes prieiname prie didžiausio senamiestį ir, ko gero, tuometinėje Klaipėdoje pastato. Tai administracinis pastatas, skirtas Meyerhoferio laivininkystės bendrovei. Pastatytas jis buvo 1923 metais, tuo metu, kai Klaipėda atiteko jau Lietuvai. Pagal pirminį planą šitas pastatas turėjo būti dar didesnis, 10-11 aukštų. Tai jau turėjo būti, kaip sakant, Lietuvos masteliu dar nematytas dangoraižis. Nes kaip ten bebūtų, tik tai sovietmečiu ten atsirado 12 aukščiai ir 16 aukščiai. Tai jau baigiantis sovietmečiu. O čia tarpukario Lietuvoje buvo šitoks aukštybinis pastatas. Ir sumanytas ne kur kitur, o pačioje Dangės upės pakrantėje. Ir statybininkams iškilo nemenkas iššūkis, kadangi vieta yra klampi, gruntinis vanduo, kaip įgyvendinti tokį gigantišką projektą. Jie po pastatų sukalė polius ir ant tų polių pradėjo statyti. Pastačius 7 aukštų pastatą buvo nuspręsta stabdyti projektą. Nes prasidėjo problemos. Gal ne tiek problemos, gal daugiau, sakysim, taip, tokios finansinės kliūtis, kad gal užtenka šito projekto tokio supaprastinto varianto. Nes ir taip savo masteliu, nors architektūriškai jis gana gražus yra sumanytas, konstruktyvizmas toks, kuomet nėra perkrauta tokių labai puošybinių detalių, tačiau pats pastatas vizualiai gana gražiai atrodo. Ir Lietuvai užėmus Klaipėdos kraštą, šitame pastate įsikūrė direktorija. Persikėlė iš Friedricho Vilhelmo, buvusio Tiltų gatvės, nes senoji direktorija buvo įsikūrusi netoli reformatų bažnyčios. Persikėlė būtent į šitą pastatą. Sovietmečiu, jeigu dar kas prisimena, čia veikia policijos nuovada, neprisimena šitą. Pastatas, žodžiu, buvo nelabai prieinamas visuomeniai, visą laiką toks ganėtinai uždaras, tačiau bent jau kiek galim pasidžiaugti, nesubjaurotas šiuolaikinės invazijos į jį. Viduj ten, aišku, jau kitas reikalas, bet nors iš išorės toks išsaugojęs tą savo 23 metų autentišką architektūrą. Beje, įdomu, liftas buvo jau ir tada? Taip, būtent, ir gerai, kad priminėt, ir šitame pastate buvo įrengtas pirmasis Klaipėdoje liftas.
Tai dabartinis liftas turbūt važinėja vis tiek tą pačią šachtą, tai kad pats liftas modernizuotas be abejo. Bet šiaip vis dėlto reikia pripažinti, jog architektai, jie buvo du, Jozuvaitis ir Maksvytaitis, išsprendė ganėtinai tokį sudėtingą iššūkį. Vos už kelių metrų nuo Dangės upės, o dabartinė Dangė yra siauresnė, kaip žinot, senoji Dangė buvo platesnė, dabar jos vaga yra susiaurinta ir krantinės naujas pastatyta. Tuo metu pastatas buvo dar arčiau upės, taip kad tokį aukštą ir sudėtingą statinį pastatyti pačioje upės pakrantėje, kur ypač tas žemės paviršius nėra jau toks stabilus. Tai buvo jiems tikrai gana rimta užduotis. Tačiau pastatas, kiek bebūtų į tą Dangę, daug kartų buvo atvinusi, visus potvinius atlaikė, nieko nenukentėjo. Žodžiu, Pizos bokšto likimas jam negrėsė, bent panašu. O dabar mes, kaip sakant, galime po daugelio dešimtmečių nebūties vėl maždaug pamatyti, kaip atrodė istorinis Salamanderio pastatas. Šitas sklypas buvo užstatytas jau nuo seniausių laikų ir užėmė labai svarbią strateginę padėtį. Šio pastato vietoje 16 amžiuje stovėjo miesto svarstyklės. Kas buvo tos miesto svarstyklės? Tai buvo to meto viduramžių miesto muitinės analogas. Kadangi jis stovėjo prie pat tilto, kad tiek įvažiuojant, tiek išvažiuojant iš Mėmelio Klaipėdos, visų pirma, visi prekybininkai su savo prekėm patektų būtent į šią įstaigą. Nes čia jų prekės buvo įvertinamos, išrūšiuojamos, išbrokuojamos. Žodžiu, jie čia, kaip sakant, gaudavo leidimą arba kartais negaudavo prekiauti Klaipėdoje. Pastato architektūra išvaizda keitėsi daugybę kartų, kol 20 amžiaus pradžioje, jau pastačius šitokį neorenesansinio stiliaus pastatą, jame įsikūrė garsi batų firma Salamander. Dėl to pastatas ir gavo Salamanderio vardą. Nežinau, ar jį dabar taip vadina, ar tas pavadinimas bus vartojamas. Gal ir bus vartojamas. Aišku, čia jau batų niekas turbūt nebekurs tos firmos, tačiau pavadinimas Salamanderio namas ko gero bus prigijęs. O čia daugelį dar prisimena sudegusi Baltijos kino teatrą. Gal kažkam teko ir lankytis, dar ir filmus jame matyti. Nu, man yra tai tekę daryti, kai aš mažas buvau, čia filmus eidavom pasižiūrėti su mama. Istoriškai šitas sklypas buvo užstatytas prekybiniais sandėliais. Čia buvo sandėliavimo paslaugoms skirti pastatai ir man teko yra matyti 19 amžiaus nuotrauką, kuriame dabartinio buvusio to kino teatro pastato vietoje stovi sandėlys. Toks truputį šiek tiek lenktų dvišlaičių stogų, 2 aukštų su mansarda, toks 18 amžiaus sandėliukas, žodžiu, stovėjo. 20 amžiaus pradžioje jį rekonstravo, padarė tokį modernistinės architektūros ganėtinai didelį pastatą ir įkūrė kino teatrą. Kino teatras čia veikė ir pokaryje, iki pat nepriklausomybės atgavimo, kuomet jau tas pastatas buvo atiduotas prekybai. Čia veikia visokios prekybvietės, mugės, kol 1995 metais jis sudegė ir beveik 30 metų jis stovėjo degėsis, kaip sakant, toks stagaras degėsis pačiame miesto centre. Ir kol nebuvo atkurtas Salamanderis, kiekvienas tiek įvažiuojantis, tiek išvažiuojantis iš senamiesčio pirmiausia pamatydavo Baltijos kino teatro degėsius. Ir netgi buvo neoficialus pavadinimas miesto gėda. Išlikęs įėjimas į pastatą rodo klaipėdietišką tradiciją padaryti įėjimus nišose ir kampe. Tai buvo gana populiaru tarpukaryje. Tokių pastatų rasime tiek senamiestyje, tiek naujamiestyje ir kitose vietose. Buvo, taip sakant, madinga tokius įėjimus daryti. Nu va.
O priešingoje pusėje mes matome taupomosios kasos pastatą. Jis buvo statytas 20 amžiaus pradžioje, iki tol tuščiame sklype ir skirtas būtent šiai komerciniai veiklai. Pirmame aukšte veikia pačios, kaip sakant, būtent taupomosios kasos visa veikla, o viršutiniai aukštai buvo gyvenami darbuotojų. Pastatas dar žymus tom, kad ant jo buvo pakabintas Klaipėdos miesto herbas. Ganėtinai toks dekoratyvus. Jeigu prisimenu, dar ne per seniausiai jis buvo ilgą laiką renovuojamas ir tik neseniai sugrįžo į savo vietą. Dabar mes turime atvertą Kalvių gatvę. Atverta jinai buvo tik tais atgimimo laikotarpio. Nes iki tol šitas sklypas, kuriame dabar mes matome gatvelės fragmentą, medį, mašinas, čia buvo namas. O, nereikia. Taip, nes Kalvių gatvė iš abiejų pusių buvo uždaryta dar 19 amžiuje. Buvo iš abiejų pusių, nes ten, kur mes praėjome po Teatro gatvę, iš Teatro gatvės tiesiai į Kalvių gatvę įeiti neįmanoma, nes ten yra namas. Taip. Čia po didžiojo gaisro buvo uždaryta šitaip Kalvių gatvė. Dabar tiek iš pradžių nugriovus šitą pastatą prie Tiltų gatvės, o paskui ir degėsius Baltijos kino teatro, mes dabar, kaip sakant, vizualiai atsivėrė vaizdas į pačią istorinę Kalvių gatvelę. Galėsim šiek tiek paskui ir praeitie. Dabar galima atsisukti į kitą pusę. Štai čia stovėjo irgi panašus į gretimus 3 aukštų su mansarda pastatas. Pokaryje jis buvo nugriautas, kartu nugriaunant ir tolimesnį užstatymą į Dangės pakrantę. Matyt, buvo planuojama kažkiek sukurti tokią žaliąją juostą, nes beveik nieko iš to pastatų, kurie driekėsi link upės, šiuo metu mes nebeturime išlikusio. Nors turime pokario žmonių atsiminimus, kurie ten dar gyveno ir gavo valdžios nurodymus išsikraustyti, jų namai tiesiog buvo sunaikinti. Ten buvo, sprendžiant pagal nuotraukas, tikrai nepakartojamos architektūros pastatai, nes čia buvo pats miesto centras, reprezentatyvi vieta, kurioje ir stovėjo patys puošniausi reprezentaciniai pastatai. Matomas dar vienas baisuoklis mūsų miesto pačioje širdyje. Kodėl žmonės negali, statydami pačią senamiestį, atkurti autentiškos architektūros. Tegul viduje jau ten būna ta modernetina jau Matija Biesas, tegul būna. Bet nors vizualiai atkurti pastatą. Juolab, kad ikonografinės medžiagos tikrai pakanka. Aš net nekalbu, kad būtinai atkurti Baltijos kino teatrą, bet sakykime, tuos sandėlius, kurie stovėjo, jie tikrai papuoštų mūsų miesto architektūrą, ypač šitoje dalyje. Gal pigiau ir greičiau? Tai pigiau ir greičiau, bet pigumas ir greitumas visada turi savo kainą, kuri panašiai uždelsto veikimo bomba. Tu dabar pigiai ir greitai padarysi, o už tai teks kitiem mokėti ilgai ir brangiai. Restorano savininkas, kaip sakant, nepasikuklino, tiesiai ant virš durų užrašė jo restorano įkūrimo metus. Atkūrė istoriją. Taip, bet, pavyzdžiui, pažiūrėkit, durys yra, kaip sakant, padarytos tokios, kad primintų būtent viduramžių architektūrą. Tokias viduramžiškos durys. Labai tokie gražūs senamiesčio elementai. Dažnai žmonės prabėga net nepastebėję. Šitą pastatą aš gerai prisimenu, nes čia iš Žvejų gatvės pusės kažkada veikė garsiausias Klaipėdos antikvariatas. Tai čia buvo galima tiek pačiam priduoti, tiek įsigyti retesnių knygų, kurių jau nebebuvo to meto knygynuose. Tai praeinam ir nepastebim. Atrodo visiškai nesudėtingas namas, bet pažiūrėkit, kaip jis įdomiai atrodo čia iš to nedidelio kiemeliuko pusės.
pamatysit. Jo stogas nėra visiškai tiesus, jisai lenktas. Ir va pastatas, atrodo, neturi tokių labai daug puošybinių detalių. Bet va tas erkeris jį labai išskiria gatvės užstatyme. Tas erkeris. Kokie laikotarpiai čia yra? Čia yra 20 amžiaus pradžios. 19 amžiaus pabaiga, 20 amžiaus pradžia. Va, čia galite va irgi dar nufilmuoti. Pavyzdys, va tai, kodėl nėra užstatyma ištisinis užstatymas, bet paliktas va kiemelis. Nes yra kiemelis, čia yra korpusai, kaip jūs sakėte. Taip, čia yra korpusai. Ten yra tiesiog dviejų pastatų sujungimas. Jo, čia apskritai. Aha. Niekada netkreipiau dėmesį. Čia yra laiptinė, aišku. Aha. Iš kiemo pusės pastatas ganėtinai aukštas. Korpusas stovintis tiek prie Teatro gatvės, tiek prie Žvejų gatvės. Aišku, kiemo korpusai net ir istoriniais laikais jie nebuvo labai puošnus. Visa puošyba dažniausiai buvo sukoncentruojama į gatvės fasadą, o kiemai paprasčiausiai dažniausiai atrodydavo gana kuklus ir jie dar skirtingai nei šiais laikais dažnai jie būdavo aptverti. Štai čia yra dar vienas istorinis ir labai įdomus pastatas. Galėsim jį apeiti iš aplinkui, nes šitą yra verta nufilmuoti ir apžiūrėti iš visų pusių. Nėra labai didelis, tačiau pasižymė kai kuriomis įdomiomis savybėmis. Šitas pastatas, būtent seniausiai dabartinio mūsų senamiesčio dalyje, galbūt išsiskiria tom, kad jis yra vienas iš nedaugelio išlikusių iš 18 amžiaus. Tuo tarpu, kai kitus mes turime jau statytus, atkurtus pogaisrinės epochos, šis pastatas mums leidžia maždaug įsivaizduoti, kaip galėjo atrodyti Klaipėdos architektūra 18 amžiuje. Dabar mes jį žinome kaip džiazo klubą Kurpiai, ar baras Kurpiai vadinasi. Istoriškai čia buvo irgi prekybinės paskirties pastatas, jisai buvo 2 aukštų. Antrasis aukštas sudegė per didįjį miesto gaisrą, tačiau pirmasis išliko autentiškas. Ir užtat galime pasižiūrėti, kaip atrodo toks ištisinis mūras, mūrytas iš olandiškų plytų. Taip. Čia šitas plytas 17-18 amžiuje į Klaipėdą laivais buvo atvežamos plytas iš Olandijos ir iš jų buvo ganėtinai populiaru statyti namus. Šios plytos yra gerokai mažesnių gabaritų negu tradiciškai tuo metu gaminamos vokiškos raudonusios. Ir užtat galime pasižiūrėti iš arčiau, kaip jos apskritai ar skirtingo dydžio? Taip, ir matome, jis yra visiškai skirtingo dydžio ir mūrytos tam tikrų ritmų. Viena eilė mūryta išilginė, o kitų kampinė. Pastato sienos yra gana storos. Pirmo aukšto yra gerokai storesnės negu viršutinės. Gal tai ir padėjo pastatui išlikti. Taip, ir būtent šitokia architektūra pačioje seniausioje dabartinio mūsų senamiesčio dalyje yra unikumas. 18 amžiaus mūras. Ženkliukas primenantis, jog tai yra sandėlis, sakiau, Klaipėdos uosto komplekso dalis. Taip, 18 amžiuje statyta viršutinė fabrikinė sandėlio dalis sudegė pragaisro. Taip, tą žinau, o antrasis aukštas atstatytas mūris plonesnės plytinės sienos. Taip. Galite atkreipti dėmesį viršuje, pastatą ties stogu yra iškilęs, sakant, elementas skirtas prekiams kelti. Primenantis, jog būtent čia buvo sandėlys. Keltuvas. Tokių prekių keltuvų bus išlikę ypač sandėliuose Frydricho mieste, per kurį mes pereisim.
Vienas elementas, sakysim, pastato statybos etapas tampa dominuojančiu. Po didžiojo gaisro, aišku, šitie sklypai buvo užstatyti neorenesanso stiliaus pastatais, tačiau 1913 metais pastato savininkas jį dar kartą perstatė pagal tuo metu madingą modernizmo stilių. Ir virš pastato durų iš Pasiuntinių gatvės pusės yra užrašas, galite teikti, 1913. Tai be abejo, nėra paties pastato pirminė sakant, statybos data. Tai yra jo paskutinė rekonstrukcija, kurios metu statinys įgijo būtent tą išvaizdą, kurią mes matome ir dabar. Va, štai čia, jeigu pažvelgsim, buvęs sandėlis su fachverkinė siena ir krovai skirta įranga. Čia yra grynai sovietmečio interpretacija, padaryti šitokį pėstiesiems labai nepatogų grindinį, kad kuo daugiau eitum, tuo labiau užkliūtum. Nes jeigu pažiūrėtume į miesto fotografijas, kurios išlikusios, grindinys jame buvo lygiai, sudėtas lygiai, tašytų akmenų, surikiuota taip, kad galėtum vaikščioti ir bėgioti reikalui esant. Mes tokį matėme prie Uosto gatvėje, prie Sveikatingumo pastato, kaip filmavom, kur buvo lygus, gražus, dailus grindinys. O čia, turi eiti vienintelė tokia juostelė, nes jeigu čia greitai bėgiosi, tai netoli ir ten nubėgsi. Šitaip absurdiškai interpretavo miesto istoriją. Kad čia padarysim tokį nutekamąjį griovelį palei namo sienas, o čia per vidurį tep-lep sumėtysim akmenukus ir taip senoviai žmonės vaikščiojo. Nieko panašaus. Netokie jau kvaili buvo, kad statėsi savo tokius grindinius, kad patys savo kojas išsisukinėtų. Judėjimas vyko ratinių transporto priemonių, arkliukais, vežimaičiais. Tai čia apie bildėjimą aš jau nekalbu, reikia įsivaizduoti, kokie turėjo būti nuostoliai tiems vežėjams. Pervažiavus porą kartų per senamiestį, praktiškai nekažinkas iš to vežimo ir liktų. Va, čia kiemelis toks išlikęs irgi su gana įdomia architektūra galime nufilmuoti. Baras senamiestis. Visur daugiausia dominuoja arba neoklasicizmo architektūra, arba jau 20 amžiaus pradžioje būdingi modernistiniai architektūros stiliai. Tik pat karts nuo karto dar pasitaiko iš 19 amžiaus, kaip čia, sandėlys su fachverku. Nes pačiame senamiestyje fachverkas buvo labai ribojamas. Kodėl? Kadangi fachverko dalis yra medis. Karkasas yra medis, o medis yra žymiai degesnė priemonė už mūrą. Tai, kaip sakant, mieste, kuriame kažkada buvo draudžiama statyti mūrinius namus, kad juos greičiau būtų galima sudeginti, vėliau imta riboti net ir fachverką, kad kuo mažiau kiltų gaisrų. Ypač tai būdinga po didžiojo miesto gaisro, kai jis atstatytas buvo jau fachverką praktiškai bandant išgyvendinti iš seniausios miesto dalies. Dabar dar galim pereiti gabaliuką. Na ką, dabar galim dar pereiti Jono gatvelę. Jonas gal irgi man pasakytų nemusą pasakė. Aha. Jono gatvė taip vadinama dėl to, kad vedė tiesiai į senąją Jono bažnyčią, bet ne tą Jono bažnyčią, kurią mes dabar ketiname atkurti, bet Jono bažnyčią tą, kuris stovėjo buvusio konditerijos fabriko vietoje, kur dabar tenai, aš jūs galėsiu nuvesti. Štai šis senamiesčio pastatas turėjo tokį kiemelį iš gatvės pusės atitvertą tvorą. O šita tvora jau yra grynai vien tik tai sovietmečio padarinys šitą esantį. Čia jau, kaip sakant, autentikos nerasite šioje tvoroje. Štai čia galime mes užsukti į vieną iš nedaugelio laisvai prieinamų
kiemų mūsų senamiestyje. Štai yra tokie įėjimai. Bankas. Turgaus gatvėje buvo labai daug įsikūrę banko, aš jums vėliau parodysiu, kur buvo patys, kaip sakant, įtakingiausi. Šitų didžiųjų namų architektūra šiek tiek pakito pokarį jiems padarius arkinius praėjimus. Viršutiniai aukštai išlaikė tą pačią architektūrą, jos galima ir atpažinti senose fotografijose. Arkiniai praėjimai buvo padaryti dėl to, kad buvo stengtasi išvengti senamiesčio išgriovimų, kurie jau buvo prasidėję, tam, kad padaryti platesnę magistralinę gatvę. Nes pirminis planas buvo šiurpinančiai brutalus. Sunaikinti Tiltų gatvės užstatymą ir vietoje nutiesti magistralę. Oho. Oho. Būtų toksai tarsi Taikos prospekto pratęsimas. Panašiai. Taip. Ir tai darė vienas labai gerai žinomas architektas, kuris labai nekentė Klaipėdos architektūros, nors čia visą laiką gyveno, propagavo visą laiką naikinimą. Beje, šitoje vietoje, kur mes einame, čia yra taip pat buvęs užstatymas, nes užstatymas driekėsi grynai palei gatvės raudonąją liniją. Po restauracijos atkurtas toks žemėlapiukas. Tai gerai, bet Friedricho gal jūs galite dabar maždaug nupasakoti tą ribą? Taip, va. Kur matote, dabar yra didžioji vandens gatvė. Taip. Mes dabar pereisim Turgaus gatvę, Tomo gatvę ir tada galėsim pabaigti ties didžiąją vandens gatvę, nes už jos įsikūrė kvartalai. Jie jau istoriškai nepriklausė senamiesčiui iki tol, kol buvo užpilta Dangės senvagė ir dvi miesto dalys nesusijungė į vieną. Tai šis, kaip sakiau, yra senamiestis, kuris buvo suplanuotas 15 amžiaus pradžioje ir kuris buvo užstatytas netrukus jau po to. O Friedricho miestas, jis įsikūrė, iš pradžių kūrėsi kaip odininkų priemiestis, kuriame gyveno pačių nešvariausių profesijų atstovai, kurie nebuvo įleidžiami į senamiestį. Nes senamiestis buvo tokia kaip jau privilegijuota, prestižinė miesto vieta, kur kūrėsi aludariai, amatininkai, tokie jau, miestiečiai, turintys miestiečių teisės ir šiek tiek tokį aukštesnį statusą. O Friedricho miestas buvo toks užribis, anapus upės, kuriame kūrėsi žemesniųjų sluoksnių gyventojai, užsiimantis tokiamis jau neprestižinėmis profesijomis. Tas miestas, kaip sakant, turėjo savo jurisdiką, mokėjo mokesčius nebe į miesto iždą, o tiesiogiai valdovui. Tačiau, kadangi abi miesto dalys sudegė per 1678 metų gaisrą, ir jos buvo apjuostos statant gynybinius pylimus. Kai 17 amžiuje visas miestas buvo apjuostas bastionais, į vidų, tą bastionų vidų pateko tiek senamiestis, tiek Friedricho miestas. 1722 metais buvo užpilta Dangės senvagė ir šitos dvi miesto dalys jau susijungė. Ir dabar mes abi miesto dalis tiesiog vadiname vienu žodžiu kaip senamiestis. Nors šitos miesto dalys kūrėsi ir vystėsi ganėtinai skirtingai. Šis pavadinimas labai puikiai atspindi šios gatvės tiek istoriją, tiek jos specifiką. Nes ji yra gerokai platesnė už kitas senamiesčio gatveles ir, kaip sakiau, pirminiam miestui nesuplanavus turgavietės, būtent ši gatvė ir atliko Turgaus vaidmenį. Esame prie dar vieno labai svarbaus miesto objekto, tai buvusi Laso ir Ko universalinė parduotuvė. Sovietmečiu jinai buvo visiškai rekonstruota, išgriaunant autentiškas sienas ir padarytas va tokia sovietinė dėžutė. Gaila, šio kampo dar neatkūrė, nežinau, ar yra projektas atkurti dar šį fragmentą. Atkurta buvo kitų dviejų korpusų sienos.
galim šiek tiek gal į vidurį gatvės praeit, mes tada geriau matysim. Nes dar visai neseniai visas šitas pastatas atrodė kaip didžiulė sovietinė dėžutė. Dabar bent jau kažkiek pasistengta atkurti fragmentus buvusios universalinės parduotuvės. Ir pasakyčiau, ganėtinai neblogai. Nes, pavyzdžiui, tai, ką mes dabar matome kaip neoklasicizmo architektūrą, dar prieš 10 metų čia buvo tiesiog pilka sovietinė dėžutė. O dabar labai gražiai prisitaikęs prie klaipėdietiškos senamiesčio kolorito. Čia, aišku, pirmas aukštas jau nekreipkite dėmesio, čia yra mūsų architektų genijų darbas, bet nors viršus dar išlikęs. Šitie pastatai irgi daugumą atvejų buvo naudojami komercijai, čia ypač daug buvo įsikūrusių finansinių įstaigų, kai kurios buvo ir gana reikšmingos. Dabar mes turime ganėtinai įdomų vaizdą Turgaus gatvėje, kurio nematė tarpukario žmonės. Jie nematė pilies bokšto. Mes jį matome. Taip, bet atsisukę į kitą pusę, jie vietoj šito kamino matydavo Jono bažnyčios bokštą. Mes nematome Jono bokštą, bet turime Piliavietės bokštą. Taip, kad mes labai kitas vizualinės dominantės esame pasirinkę. Buvęs bankas, 19 amžiaus pabaiga. Taip, jūs esat visiškai teisūs, nes žemėlapiuose šita vieta irgi pažymėta kaip buvęs bankas. Taip. Šitas mane irgi truputėlį stebina pasirinkimas, nes turi ženkliuką, kad pastatas yra saugomas valstybės kaip kultūros vertybė. Tačiau šitas pastatas, kaip jau čia irgi su viena ekskursija teko eiti, aiškinau, kad šis ženkliukas yra priklypdytas per klaidą. Nes šis pastatas yra statytas 1955 metais. Čia yra grinai sovietinis namas. Jis tiesiog iškilo vietoj ankstesnio žydų banko. 20 amžiaus pradžioje čia veikė tautinis žydų bankas. Sakyčiau, 55 metų sovietinės statybos daugiabučiui tikrai jau netikslingas kultūros vertybės statusą, kai aplinkui stovi žymiai vertingesnių pastatų, kurie tokio statuso net neturi. 3 autentiški pastatai užėmė vieno stalinoido vietą. Ko gero, šios gatvės tokia kaip ir įžymybė, tai yra buvęs prefektūros pastatas. Nes tai yra objektas, kuris labai glaudžiai susijęs su mūsų miesto istorija. Na, čia jau visi žinote, jog būtent šiame pastate rezidavo Prancūzijos administracija, kuri po Pirmojo pasaulinio karo 3 metus administravo Klaipėdą pagal Versalio sutartį. Ir kai 23 metais buvo nutarta Klaipėdą prijungti prie Lietuvos, teko ją atimti iš prancūzų. Tai būtent prie šito pastato ir virė mūšis, kol prancūzai, kaip sakant, garbingai buvo priversti pripažinti Lietuvos pranašumą. Tačiau ši visiems žinoma istorija, tai aš apie ją nepasakosiu, nes jinai jau yra iki skausmo žinoma visiems. Ją bet kur surasti, čia yra tiesiog chrestomatinė istorija. Tačiau vieno savo draugo prašymų panagrinėjau šio pastato istoriją, o kas čia buvo prieš kaip sakant, ateinant prancūzams ir kas po. Nes mums, kaip sakant, šitas pastatas tik primena tokią siaurą laiko atkarpą. Tai yra, kaip mes lietuviai užėmėm Klaipėdą ir kaip sakant, atėmėm ją iš prancūzų. Tačiau, pastatas sklypas jau nuo 18 amžiaus yra šaltiniuose minimas. Galėčiau ten ir atsektos visus, kaip sakant, jo istorijos periodus. Bet pačia pikantiškiausia, ko gero, detalė, kuri susijusi su šito pastatu, jinai niekur nebuvo viešinama.
O paprasčiausiai prisiminkime, 39 metų kovo 23 nacistinė Vokietija perima Klaipėdos kraštą. Ir be abejo, kad pačiame, kaip sakant, senamiesčio centre esantis toks administracinės paskirties pastatas tuščias likti negalėjo. O įsikūrė jame labai tokia odiozinė figūra. Į šitą pastatą atsikraustė esesininkų Klaipėdos skyriaus vadas toks Mülleris. Tai neklystė pavardė buvo berods Mülleris. Na, o kadangi jis priklausė, kaip sakant, Trečiojo Reicho, kaip sakant, vipiniam sluoksniui, jis pastatą pavertė savo apartamentais. Tai žodžiu, tas Mülleris buvo kaip savotiškas kunigaikštukas. Čia įsirengė savo karalystę, ką norėjo, tą priimdavo. Žodžiu, viešpatavo Klaipėdoj. Na, bet jo viešpatavimas truko viso labo 5 metus, nes 44 metais prie Žemaitijos besiartinant Raudonai armijai iš Klaipėdos ėmė evakuotis gyventojai. Na ir tas nekarūnuotas kunigaikštukas dėja nešė mėsas iš Klaipėdos. Taip, tolesnio jo likimo aš ten nesidomėjau, gal tai nebuvo tiek susijęs su pastato istorija, bet, kaip sakant, įdomi detalė tai, kad visur, kur pažvelgti, visose albumuose, visose, kas susijęs su Klaipėda, šis išskirtinis pastatas yra žymimas kaip buvusi Prancūzijos administracija. 18 amžius barokas. Tačiau barokas ne mūrinis, o fachverkinis. Fachverkinis barokinis pastatas. Aha, galima peitis iš visų pusių, atrodo labai vizualiai. Beje, senose nuotraukose matome, jog šitas pastatas buvo apkaltas lentomis. Ir fachverko jame nesimatė. O lentomis dažnai būdavo apkalami pastatai. Čia buvo tokia savotiška priemonė šilumai apsaugoti. Taip kaip dabar, kad šiuolaikiniais laikais ten putplasčių dengiama visokiais, o senovėje to nebuvo. Tai gyventojai pastatus tiesiog apkaldavo lentomis ir dažnai nebesimatydavo tų architektūrinių detalių. Nuotraukos atrodo, čia kažkoks medinukas stovi. O nulupus tas lentas pasirodo, ohoho. Bet tai gal ir padėjo išsaugoti šiek tiek, ar ne? Gal. Ir susidaro tokie ganėtinai status kampai. O čia gatvelės nebuvo taip? Buvo.